Kasdienių naujienų sraute visai kaip gyvenime, būna gerų ir blogų žinių. Kokia šiandienos žinutė spręsti jums? Tačiau mes pranešame, nes gal kažkas nežino, jog Klaipėdoje atidaromas dar vienas McDonald's restoranas, tiksliau antras. Didžiausias pasaulyje greito maisto restoranų tinklas McDonald's neaplenkė Lietuvos dar praėjusiame šimtmetyje. Dabar sunku net patikėti, bet dar 1996 metais lyg kokia skraidanti lėkštė. Pirmasis šio tinklo restoranas nusileido Vilniuje, o dabar, kaip skelbia patys McDonaldiečiai, mūsų šalyje jų įsikūrė 17. Taip jau išeina, jog visai netrukus pilnametystės šventę simbolizuojantį skaičių, tai yra 18 savo restoraną, burgerių ir kitų užjūrio terminų bei maisto mėgėjai paminės būtent Klaipėdoje. Liepų gatvės atkarpoje, su vaizdu į čia įsikūrusius vietinius prekybos galiūnus, Senukai ir Maxima. O mes raginame nepamiršti mūsų ir paspausti patiktuką, kaip ir prenumeruoti šį kanalą. Ne tik tam, kad nepraleistumėte naujausių mūsų video, bet ir galėtumėte pasidalinti su kitais. Kaip visada, su geriausiais linkėjimais iš Klaipėdos.